Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad investicinius projektus įgyvendinantys paramos gavėjai privalo viešinti projektus. Viešinant ES finansavimą turi būti panaudota emblema ir teiginys „bendrai finansuoja ES". Įgyvendinantys projektus pagal intervencinę priemonę bendruomenių inicijuota vietos plėtra ir pagal techninės paramos veiklos sritį Lietuvos kaimo tinklas turi naudoti papildomus logotipus. Viešinti paramą fiziniams asmenims būtina, kai parama yra lygi arba viršija 10 000 eurų. Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos privaloma pradėti viešinti paramą, kai vykdomų investicinių į materialų į turtą projektų viešosios paramos suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų. Kai vykdomi projektai bendruomenių inicijuota vietos plėtra ir sumanieji kaimai bei parama yra lygi arba viršija 10 000 eurų. Kai įsigyjamos paslaugos ir tvarkoma infrastruktūra ir bendra viešosios paramos suma yra lygi arba viršija 10 000 eurų. Kai vykdomi infrastruktūros tvarkymo arba statybos projektai ir kai visos išlaidos siekia arba viršija 500 000 eurų. Parama turi būti pradėta viešinti, kai pradedami veiksmai arba sumontuojama įranga. Juridiniams asmenims viešinti paramą privaloma visais atvejais per 20 darbo dienų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Viešinti privaloma iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba iki galutinio paramos lėšų išmokėjimo dienos. Finansinių priemonių atveju iki lengvatinės paskolos grąžinimo dienos. Išsamią informaciją galite rasti NMA svetainėje.